Martinai, what do you do for a living? Sveiki draugai, noriu pasidalinti su jumis gerom naujienom. Geros naujienos yra tokios, kad pagaliau atsirado heiterių. Mane vis stebino visą laiką ta situacija, kad įkeli kažkokį epizodą ir tik teigiami komentarai visą laiką būdavo. Galvoju, gal tikrai kažką ne taip darau. Kaip sako mano geras kolega Norbe, jeigu atsirado heiterių, tai yra geras ženklas. Reiškia, kad mano epizodai juda toliau į didesnę auditoriją, ko aš visą laiką ir norėjau. Tai ką galiu pakomentuoti šito pirmų atveju, linkiu Mindaugui ateity žiūrėti tik tą kontentą, kuris jam labiau tinka ir patinka, kad nereikėtų skleisti savo negatyvą per visą internetą. O dėl lipduko, kuris tau matau nelabai patinka, tai ką galiu pasakyti, pabūsiu gyrėtis ir pasiūlysiu tau pasivažinėjimą šalia su Mersu, galbūt pakeisi tada savo nuomonę. Antrų atveju žmogus, gražiai kalbant, pasisakė savo nuomonę dėl reklamų, kad labai nepatiko, kad kontente pas mane atsirado reklamų, nors aš nemanau, kad jų yra daug, bet žmonės, aš aišku tikiuosi, kad dauguma iš jūsų ir taip viską supranta, bet papasakosiu tiem, kas galimai nežino. Tai supraskit, kad kontentas, kurį jūs žiūrit nemokamai per savo televizorius ar telefonus, tas kontentas man asmeniškai kainuoja. Tai mes deginam ir padangas, ir kūrą, ir laiką, ir nervus, ir švaistomės čia į kairę, į dešinę visaip, kad sukurti tą medžiagą, ką jūs dabar žiūrit per savo ekranus. Kas liečia kontento kūrybos, tai kas žiūrit iš seniau, dažnai galite pastebėti epizoduose jums pažįstamą muziką. Tai, kad suprastumėte, aš už peržiūros negaunu pinigų, nes kontentas dažniausiai būna copyrightas dėl muzikos. Bet ką padarysi? Aš pasirinkau tokį kelią, nes man svarbiau yra kokybiškas kontentas, kuris žymiai geriau susižiūri ir susiklauso, negu ten tie kažkiek eurų, kur YouTube'as tau siūlo už tas peržiūros. Tai turėkit biškį supratingumą, kad faktas, kad tų reklamų bus, bet galiu pasakyti vieną dalyką, kad pas mane kanale bus tik tos reklamos, tų produktų, kur asmeniškai aš pats naudoju. Galų gale, jeigu nepatinka tokios sąlygos ir tenka tą vieną minutę pakentėti, prasukti, tai ką galiu pasakyti, nežiūrėkit. O visiems tiem, kas mane supranta, važiuojam toliau ir pradėkim nuo gero appso, kuris vadinasi Car One, kuris padės su automobiliais. Appsą sukūrė Car Vertical ir yra visiškai nemokamas. Parsisiunčiat, galite paspausti ant nuorodos po video aprašyme arba galite nuskanuoti šį QR kodą. Nesvarbu, kiek turite automobilių, galite visus pridėti į appsą. Vienoje vietoje galite stebėti, kiek galioja techas, kiek galioja draudimas. Jeigu pasibaigia draudimas, tai tam pačiam appse galite ir apsidrausti, susirasti geriausią kainą. Galėsite matyti ir kiek galioja jūsų pačio vairuotojo pažymėjimas. Žodžiu, daug gerų dalykų. Parsisiunčiat ir naudojate. Appsas turi daugybę funkcijų, tos funkcijos pastoviai yra atnaujinamos. Taip pat galite susimokėti už parkingą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Jei turite elektromobilį, tai visada galite appse susirasti jums labiausiai tinkamą elektros stotelę ir pasikrauti. Vienu žodžiu, išbandykite ir viską suprasite patys. Mašinos nėra dabar vežų, apatinį bamperio lipą perlakot, nes yra šiokių tokių nelygumų. Mes kampus nušlifavom, beliko perlakot ir nupoliruot.
tepalo radikas intercooleris važiuoja dažytis. Tuo pačiu gavau šiandien ir įsiurbimo koliką, čia persivirino flanšas ir stripai buvo įvirinti į vidų. Va, vienas ir ten antras. Čia padaryta tam, kad kai užpūsim daug slėgio, pats kolikas neišsipūstų. Tai dabar jį kartu su visom kitom dalim vežu į hidrostylingą ir dažysim į juodą matą. Tai šitas jau važiuoja? Prasuka. Žiūrėkit, kaip gimsta idėjos. Čia yra pirmukas. Čia kieno diena tiltas? 92? 92 tiltas, 335. Tik vaikščiom po mašiną ir pamatėm sutapimų su Merso Difu. Pamatavom visus atstumus, tiek tarp ratų, tiek tarp tvirtinimų, išilginė, žodžiu, viskas kaip ir atitinka, tik vienoje vietoje. Šitoj va, yra skirtumas 3 cm. Bet čia matot, yra kaip tik tarpas, tai iš esmės galima būtų pripjaut, patrumpinti 3 comais ir jis įstatytų į vietą. Žodžiu, ką pirmadienį tada vežu iš Šroto pavyzdinį tiltą ir bandom pritaikyti. Darbai su radiku pajudėjo į priekį, panaudojom štai šitą ventiliatorių, jis yra nuo F10 800 PM vatų. Pakonstravo Denas štai tokį difuzorių jam, užsidės į vietą ir gausis labai geras aušintuvas. Turim čia dar garažę pašonį tokį kiem 6, iš išorės niekom neišskirtinis, bet viduriai renkasi irgi 8 HP 8 pavarų dėžė, o po kapotu yra 3 litrai benzas kompresorius. Tai kad atsargiai užmatę mieste tokį sliperį, nedragokit, nes galit ir prasileisti. Pristatau jums dar vieną Mersiuką, kuris papildė mūsų automobilių parką. Tai ką mes turim čia? Čia yra CLS 420. Po kapotu yra 4.2, 205 kW, automobilis iš Niderlandų. Komplektacija yra visai nebloga. Kaip matot, yra valytuvai priekinių žibintų, ksenonai, durų pritraukėjai yra. Iš galo man patinka pas šitos modelius toks bairiukas yra, kai paspaudė atidaryti bagažinę. Išlenda toks liežuvėlis ir op, taip. Yra ir bagažinės liftas, paspaudė ir va, užsidarė. Šitas Mersas turi tokį išskirtinį bruožą, kaip ir 102.4 kupai, kai atidarai langus, priekinį ir galinį. Nėra rėmo, tokia va berėmė konstrukcija. Mašina yra 97 metų ir vat, pažiūrėkit, toks įdomus momentas tais laikais. Antiek gerai buvo sugalvoję diržo padavimo sistemą, kad jinai iki šiol veikia. Ką negali pasakyti apie BMW kupus tos pačios F serijos, kur dažniausiai, kai paduoda diržą, tai tiesiog nuo tos vietos nušoka. Nu, žodžiu, kas turi 4-ukus F-kes, manau, supranta, apie ką aš kalbu. Iš keistesnių dalykų, ką reikėtų žinoti apie šitą kėbulą, tai kad pas juos gamykliškai valytuvai dirba į kitą pusę. Žiūrėkit, įjungi valytuvą ir mechanizmas juda, kyla nuo vairuotojo pusės link keleivio. Nežinantis žmonės pasakytų, kad yra buvęs anglas, bet ne, čia nebuvęs anglas. Pas visus 140 Mersus taip veikia valytuvai, o kai anglas būna, tai atvirkščiai iš kitos pusės veikia. Toks įdomus faktas apie automobilį, dabar jaunimas greičiausiai, kad nesupras, bet tie, kas žiūri vyresni, manau, supras apie ką aš. Dabar, kai važiuoju su šituo Mersu, tai viskas gerai, žmonės rodo liuksus, mašina yra graži, mojuoja, kad fainas automobilis ir viskas su tom yra gerai.
viešumoje mašina suteikia pozityvios emocijas. O jeigu persikeltume į 90-ųjų galą, tai žinokit, viskas būtų visiškai kitaip. Ir neliktų šypsenėlės to žmogaus veide, kuris mojavo ir rodė liuksą, nes jeigu tu vaikštai pėstute ir šalia tavęs privažiuoja toks mersas, tai greičiausiai, kad tu turi problemų. Ir laikas, kuris buvo tau duotas, jau baigėsi. Taip jau gavosi, kad šis modelis tapo kriminaliniam pasauly numylėtinis. Ir dabar pažiūrėjus į tą saloną, kaip čia viskas padaryta, kokios galimybės, kokios funkcijos, kokie patogumai, galima būtų juos suprasti, nes žmonės turėjo tas galimybės ir norėjo savo ko geriausio. Nors ir kūpas, bet viskas buvo apgalvota ne tik tam, kad maloniai prieki važiuotų žmonės, bet ir gale, žinokit, nieka prasčiau buvo. Gale žmonės turėjo savo atskirą langų valdymą ir turėjo savo atskirą pagalvėlių valdymą. Tu galėjai tiek atskirai paguldyti, galėjai ir pakelt. O čia jau skaitau, kad labai yra šustra. Čia yra mygtukas, kur tu gali pas vienu paspaudimu abi iškart paguldyti, o iš galo jau po vieną. Yra telefonas, iš kurio tu galėjai paskambinti. Tiksliai dabar nepasakysiu, bet man atrodo dar nebuvo to įstatymo, kad kalbi telefonu ir gauni už tai baudą. Telefonas, jeigu matot, ir biški yra pasuktas į vairuotojo pusę, kad patogiai galima būtų čia sėdi, važiuoji ir pakelt ragelį, o greičiausiai, kai tu važiuoji su ESU, buvo kam pakelt. Dreaming. No, I'm living in my dream. Pridirbam čia biškį reikalų, reikės šitą visą reikalą nuvalyti. Gal galit pasiūlyti kažkokią man chemiją, patart komentaruose, kas ką esate išbandę ir kom yra geriausia tokius dalykus valyti. O mersiukas ką, vis tiek jam darysim dar aptarnavimą, keisis tepalai, žiūrėsim stabdžius, visas sistemas, ar bėga, nebėga tepalai. Sakykit, ką norit, bet man patinka šitą sistemą. Nu ką, CL-as buvo pilnai užskaitytas, po mūsų aptarnavimo mašina keliaus į Retronil garažą ir jau liks tenai. Tai kad kam bus įdomus tolimesnis jos likimas, tai galite pasiekti jos Instagrame. Čia dar tikrai ne darbų galas, dar tvarkysis salonas, dažysis kėbulas, žodžiu, priduos jai daug meilės, o po to jau po visko galėsit ją išsinuomot savo šventėj ir padaryti lygiai tokį patį burnautą, kaip mes padarėm. Tai jeigu patiko toks burnautas, spaudžiam patinka ir jeigu surinkam 500 like, kas aš skaitau, kad nėra daug, padarom dar vieną burnautą, tik šį kartą su pirmuku V8 blokuotų diffų. Tiltų vakaras. O čia toks vaikiškas tiltelis palyginus. Bet čia tas esmės kažkaip apšė nekeičia. Nu, devin arčiau tiesos, bet nekeičia esmės. Perdaryti vis tiek reikės. 8,6, 8,2,5 čia. Ir dabar ar užteks vietos išsukti, kad, nesipyktų su šakėm. Bet matai, kas yra? Tos alemblokai beveik lygiai yra. Du ta prasme, labai mažai prasikeičia. O šito ir to rūkštis atkyla. Ne, bet tai šitą, taigi čia mes žaisim iš, vilinant. Tai kol Denas su Luku aiškinusi, ką reikia perdaryti, kad pritaikyti vieną iš 2 tiltų į Mersą, aš tuo tarpu užsukau pas dažytoją pažiūrėti, kaip jam sekasi su kėbulu. Tai per tą laiką jis spėjo jau susitvarkyti su visų dugnu, padengė viską Gravitexu, padengs dar vienu sluoksniu
Po kapoto viskas gražiai yra sušlifuota, visos virinimo siūlės buvo pateptos specialių hermetikų, žodžiu, dirba ten prie tos mašinos intensyviai. Tai ta pirminė laiko grafika, kur buvom susitarę, aš jau matau, kad mes nelabai telpam, nes darbo vis tiek pasirodė dar daugiau buvo negu tikėjosi. Tai tikiuosi, kad tie porą dienų vėlavimo bendram fone stipriai mums įtakos nepadarys, nes apskaičiavęs buvau ir šitą dalyką. Dabar pažiūrėsim, kas čia vyksta. Įsidarbino pas mus naujas meistrelis, tai kad galite atvažiuoti. Ratlankių tvarkymas, balansavimas, montavimas. Juvelyrinis darbas. Nu tu čia gal geriau nedaryk. Žiūrėk, normaliai pasidaro. Ir čia yra, žiūrėk, o čia. Ne, nu čia nelabai, bet ratai tai tikrai gerai. Ratai tai tikrai gerai. Čia, kaip sakant, mergaitiškas rekoveris. Gerai, ne? Nu, dar reikia antrą sluoksnį praeit, žinok. Čia jau gali jau ir prie durų, matau, yra įbrėžimas. Va, čia dar yra. Palikt Monika tavo numerį, kad skambintų. Palikt, laisvai, jo. Dėl ratlankių Bet tvarkymo. aš brangiai įmošiu iš tokį tvarkymą. Nu, ten jau susitarsit patys. Bet tai žiūrėk, normaliai pasidaro. Aš tarpininkavimo mokesčių neimsiu. Bet realiai normaliai pasidaro, nesakyk. Nu, apšė, žinau, kaip nauja. Krastoj net taip pat nepadaryto, aš manau. Dabar yra markerio užtvirtinamas normaliai. Viskas pagal technologiją. Taip. Iš pradžių dažais, nu dabar su laku. Aš galvoju žmonės, kad mes šiaip prikolinam, o čia realiai, nu, tarsi labai lengvas būdas, jei kažką mini prieš parduodant, pavyzdžiui, mašiną kažkam reikia pats tvarkyti, ne? Aš tai čia dabar neparduodu, aš dėl savęs. Dėl savęs. Viskas dėl savęs. Nu, įdomiai čia tu dienai fotkini. Čia Instagramą? Jo. Tai parepetuosim, kitam kartą. Nėra ką čia repetuoti, žodžiu, trumpai papasakosiu žmonėm, kad suprastų, kad gali skambinti šitam va asmeniui. Numerį vėl palieku. Ne tik drifto projektais kaip čia, bet ir va, paprastom mašinom visokiam galima irgi sutvarkyti šį bei tą. Ir klasikiniam, kalbant apie klasikinės, Mersui laukia nemažai darbų. Visi 4 salimblokai ant pakeitimo, apsitepolavęs diffas. Oh no, broken, leaking. Priekį apsitepolavęs reduktorius, taip vadinamas, ne? Vairo reduktorius. Steering boxas. Spiroklis irgi ant pakeitimo, nes mašina važiuos į techą, o tokie bairiukai nepraeis. Čia matau, naujai buvo pirktas šitas gumos, dar lipdukas yra. Nu ką, pasiruošę, kadangi šis epizodas turėjo išeiti dar vakar, bet dėl tam tikrų priežasčių nesigavo. Tai kaip bonusas, kaip dovana iš manęs einam daryti burnoutą žadėtą, kuris turėjo būti tik kitam epizode šiandien. Tai jūs spaudžiat laiką, o aš einu traukti pirmuką. Ir mano didžiausiam fanui Arui linkėjimai.
subscribe, susimatom lygiai po savaitės. Viso.